take a plane to the shadows. We found a place. Sveikiname atvykus į Argentiną. We take a plane to make a difference. We take mountains to the snow. Looking for strangers, a silent call. Looking for space to use it all. We're moving ages, we're moving dreams. We take mountains to the snow. We bring mountains to the snow. Mountains to the snow. We bring mountains to the snow. Go our way. We take a brand new train to silent Keliaujam prie didelio ežero. Tokį fainą autobusą. Gražiais vaizdais, gražiam televizoriui. mountains to the snow. Mountains to the snow. Looking for something, we're on our way. Looking for cold, we're not afraid. Open the window, a new beginning. Feel the wind blows upon your skin. Mountains to the snow. Mountains to the snow. Mountains to the snow. Šiandien antra diena šaltenė. Šiandien keliausim į Trojų. Kol kas biškį šalt. Rašo, kad gerai saulė kepin. Čia įdomus, kai +5, bet saulė tave gali nukepint. Laukia gal 22 km, kilometras aukštyn žemyn, bet bent jau be sunkių kuprinių. Tai gal labai nepervargs. Gal. A regresar, te vas con un loco que no te para de amar. A vivir salvajes, libres, libres allá en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción, darle todo mi cariño y entregarle mi amor. Grita y ponte a vivir, que todo va a salir mejor si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación. Nu, įveikėm Trojų. Žygėlį teisingiau iki jo. 23 km, dar pusantro iki namų. Kojas biškį lenda į vieną vietą. Gerai, kad rinkamės pavėžėjimą, nes sukilimo daug mažiau negu būtume čia ėję. Sukilimo gal čia panašiai, bet čia gan stačiai iš karto į viršų, o ten taip labai palaipsniui per 8 km. Labai gražus buvo į priekį. Tik atstumas nemažas, ne pirmą dieną jau. Šiandien yra penktadienis. Jei! Čia kalendaras, diena trečia diena čia, o šaltinė. Vakar biškiai kojytės paskriaudėm, tai šiandien poilsiadienis. Lipsim į kalną.
užlipsim į kalną. Trumpai gal čia. Kokia porą valandų, 3, 4, 5, nieko. Einam kažkokių paukščių bandyt paieškoti. Ne kokių, o kondorų. Palauk, kaip jie. Vultures. Maitvanagiai, didžiausi pasaulyje, tik tai šiam regione gyvenantis. Na, jeigu rasim nors vieną, jeigu pamatysim, tai bus gerai. Tai va, keliaujam šiandien biškį pasimaklinėti po miestelį. Pažįsim gal miestelį iš viršaus. Ir toj kitą dieną. Rytoj keliausim biškį daugiau. Poilsiadienis. Saulė šviečia. Kepina. Šilta. Kepina. Saulė kepina, bet vėjas šals. Standartas. Nieko. Graži diena. Lietaus praktiškai taip nesmirgavo kol kas kelionį. Tai bent jau orais tikrai labai džiaugiamės. Gal reikia kojytės biškį šiandien pailsim. Žiūrėsim kaip seksis. Pamečiau moterą. Niugavau. Sako, žiūrėk, gali filmuotis kaip vaikštai. Ir neinu iš paskui. Su šortais tarp krūmų. Tai jau, kiek čia, 3,5 savaitės kelioniai. 5 diena Šaltenė. 5 diena Šaltenė. Šiandien einam iki Lagūna Torė. Kažkur 10 km į vieną pusę. Bet sugilimo turėtų būti mažiau. Kol kas rytas gaivus, saulė spigina jau. Bet dieną turėtų apie +15 būti, neturėtų būti vėsų. Bet bus vėja. Tai žiūrėsim. Turėtų visai graži diena būti. Tai va, atspėsim iki Torre ledyno, Lagūna de Torė ežero. Visai lengvas 10 km žygėlis buvo. Tai šiandien gan nesunki diena. Traukiam atgal į Kalafatę.
Tai va, sugrįžome į Kalafatę. Paskutiniam 2 dienom Patagonijai. Rytoj keliausim į Peritom areną. Į ledyną. Ten pasivaikščiosim biškį. Paryt nežinau dar. Gal muziejus aplankysim, gal šiandieną. Gal nieko. Gal nieko. Ir atsisveikinsim su Patagonija. Keliaujam dabar iki savo hostelio. Ten leis kuprinės palikti. Galės kuprinės palikti. Gal Wi-Fi gausim taksą išsikviesti, jeigu ant muziejaus. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Šiandien prasitūsim visą dieną. Atvykom į Šaltėną. Kadangi kambariai tik tais po pietų, tai nusprendėm pasižiūrėti, ką vyksim toliau. Tai planuotai, neplanuotai galiausiai susigaudėm taksį belekai brangu iki ledynų muziejaus. Nes ten tiesiog kitaip nėra kaip nuvažiuoti, nes 8 km nuo miesto. Jo, 8 km nuo miesto, dar dalis žvyrkelio. Ir ten eitum kokias 2-3 valandas į vieną pusę, tai nu ką daryti, Uberis neveikia čia, tai susigaudėm taksą, nuvežė, palaukė, parvežė, galvojau bus pigiau į kitą vietą, kad nuvežtų, kadangi kita vieta yra į kitą pusę 8 km, tai nuvežė, bet jau sakėm, nelaukit, tai parėjom tuos 8 km. Tai šiandien gal 10 km pasivaikščiom, o ta kita vieta buvo Velyčių Point. Ten buvo urvinių žmonių piešinių ant sienos, davė ausinės, paklausėm, tai dabar va, eisim gamintis valgyt, biškį nusitusim, rytoj keliausim prie Peritom areno ledyno. Antra diena Kalafatėj. Šiandien keliausime iki Peritom areno ledyno, laukiam jau savo autobuso. Atsikėlėm ryte, vandens kambarį nerasta. Jokio vandens. Jokio, nei šilta, nei šalta. Sako, kad pagrindinis vamzdis mieste nutrūkęs, tai čia po miesto problema. Bet virtuvėje yra vanduo. Bet karštas vanduo verdantis virtuvėlėje yra. Tai supras kaip nori. Tai va, grįžom į savo Kalafatę. Savo, ne savo. Turėjom labai amazing turą į Peritom areną. Labai fainas gidas.
Ir papasakojo, ir parodė, kur konkrečiai eit, kad geriau apsimokėtų. Nu, žiūri, fainas. Labai gerai, kad ėmėm laivą, nors galvojau iš pradžių, kad bus per brangu, bet nuvertėjo. Tikrai vertėjo. Jo, čia paleido per šitą ženklą. Iš realiai iki čia dar koks 5 km beveik nuo namų būtų. Dabar bent jau pareisim ramiai. Nu ką, rytoj laukia irgi smagi diena. Susimatysim rytoj. Paskutinė diena Patagonijai, paskutinė diena Kalapatei. Ir desertukui šiandien pasiėmėm kajakų turą Rio de Leone upę. Gal 10 km. Dar pasivaikščiosim, pažiūrėsim fosilijų, medžių ir dinozaurų. Turėtų visai fan diena būt. Perrengsim į neopreninius kostiumus. Pavedžios mažas turas, esam tik 4. Tai turėtų visai fan diena būt. Gal galėtų išgyvent. Neišgyvent. Gyvenai? 14 km vandenyje. Pasivaikščiam dar porą kilometrų. Šiaip labai fainai. Nelabai smagu, bet smagu. Dar vieną ankstyvų rytą. Išsikviečiam, šiaušim į autobusą, grįžtam į Natalesą. Eisim valgyt hotdogų. Kompletą. Ir šiandien skrendam vakare į Santiagą. Ir jau rytoj ryte iškart skrisim tiesiai į Kalamą. Paskrydžiu biškį. Tokia ilga kelionė. Daug autobusų stočių oro uosto. Tai jo, biškį reikia persitransportinti Čilę šiaurę, tai keliausim. Let's go away, away for a while. Let's go away, away for a while.